Sveiki visi, čia su jumis aš, The Gameris TV ir šiandien žaidžiu Trove. Nemoku nieko daryti, Taigi, tai yra žaidimas, kurį tikrai aš kelsiu. Jo, kelsiu, The Forestą kelsiu. Taigi, buvau pastaruoju momentu nekėlęs video, nes mokslai, standartizuoti, mokslai. Ir kompas. Ir just board. Pagaliau pagalvojau, sukursiu. Jo. Tai čia tiesiog parodau šį žaidimą kaip vienas iš kurių aš žaisiu. Jeigu jūs irgi norėtumėte jį pažaisti, tai yra websaitas Steam. Jį galite parsisiųsti nemokamai ir šis žaidimas irgi yra nemokamas. Aš jums galėčiau parodyti patį Steamą, bet kokia velnė man rūd dar nulauks mano Steam accountą. Jis brangus. Tai jo. Taigi. Šis žaidimas yra gan įdomus, bet iš išvaizdos neatrodo kaip įdomus. Mano draugai sako, durna, šis žaidimas nieko gero, ar užmisa, visą kitą. Man visai patinka. Aš ilgą laiką nežaidžiau, nes esu nepagalvojau apie šį žaidimą. Aš dabar matot, ką aš čia darau, taigi aš maininos medžiagas ir iš jų parduosiu iš Fluxą. Fluxas yra šio žaidimo valiuta. Jo. Aš tikrai dabar žinau, kad atsiras heiterių ir tiesiog sakys, bliat, atsiprašau. Pip, susirask kokį pip žaidimą, tu pip. Ne, pohui. Tiesiog sakys, susirastų normalų žaidimą, dalbajobas, tu kiaušės makrį, kaip noriu vadink. Atsiras tikrai heiterių, kuriem nepatinka tokie žaidimai, kuriuos aš žaidžiu. Nu tai gerai, pasiūlyk kažką geresnį žaisti. Pasiūlykit kokių žaidimų norit. Galiu krakint, galiu siūstis, pirkt kartais. Dažnai neperku žaidimų. Bet ateityje tikrai aš kelsiu Call of Duty Black Ops 3. Tikrai kelsiu. Galvoju kelt. Abejau ir kelsiu. Mes su draugais sukūrėm vieną su draugu, žaidėm ir pastebėjom žiauriai juokingą dalyką, kurį aš pats pastebėjau. Taigi, atstabdysiu video, praleisiu dabar, iškirpsiu kažkiek, kad nebūtų taip nuobodu žiūrėti, kol aš statau platformą, kad galėčiau parodyti tą bairį. Tai sugrįšime, kai aš padarysiu šiek tiek šiudę. Taigi, sugrįžau su brand new vid. What the fuck? Taigi, naujas video. Labai. Taigi, čia yra mano ugnies magas. Žiūrėkit gal. Stop jerking off. Shadow. Taigi, ką norėjau parodyti, tai yra Dragon Sex. Į ką panašu? Pavadinsiu žaidžiu Trove. Be cenzūros. Manau tai bus. Nemanot? Jo, be cenzūros čia. O tai kodėl jisai nešleidžia? Taigi, o čia yra mano sukurtas contraptionas, aš jį pats kūriau. Jis yra labai advanced, tai nebandykite jo, nieks to nedarykite namie ir... Chocolate dick! Labas. Reikia padegint burnytę, ne? Biškai brangus daiktas yra. Čia bomba? Kur ta bomba? Va. Ką panašiai žiūrėkit. Sparky. Turiu čia Sparky. Mane dar vienas drakonas sekioja, aš pats kaip drakonas esu. Ir da, aš ant drakono einu. Argi čia nedaug drakonų? 1, 2, 3, 4 drakonai.
Fotkę. Būtent. Čia yra vienas gražus ginklas. Kur aš čia gavau, aš jums pasakysiu, ko reikia ieškoti, jeigu norit irgi tokie pat. Dragon? Jo, Dragon. Tiesiog susiraskite Dragon Fire Peaks. Sužinosit, kas yra tas Dragon Fire Peaks. Taigi, dabar galvojat kai kurie, kas čia bliam per šūdai. Ar aš čia aiškinu, neatsimenu, man sklerozė. Jeigu aiškinu, atsiprašau, tai čia yra Radiant Chart. Čia brangus dalykėliai. Parodysiu. Ai, čia. Taigi Radiant Chart, pavyzdžiui, 20 ar duodu už PAM Flux. O Flux yra valiuta. Ir man jas tikrai reikia. Aš dabar turiu 4 štukas ir dar savo čestą kažkiek turiu, bet dabar tikrai taupaus ant šio daikto. Jo. Jeigu ką aš pamatysiu su šiuo daiktu, aš būsiu... Holy fucking Jesus! Please, kill me! Bet čia ridiculous. Kiek žmonės nori, kad parduoti? Jesus fucking Christ. Aš iš pradžių iš vis galvoju, kaip jie gavo tą daiktą. Credits, maybe? Maybe, baby. Chaos. Patariu Chaos chestus pirkti. Pala. Legendary Tome Chaos. Jį labai apsimoka gauti. Apsimoka tikrai. Regenerator. Regenerator. Jis yra tokia brangi medžiaga, bet nepatariu iš pradžių pirkti. Nelabai patariu. Jump Booster boxas, tu irgi nepatariu. Nu, bet aš nusipirksiu, kaip pasalas parodysim, ką jis daro. Pats neatsimenu, tai čia visiems naujiena. Žiūrit? Nagi, atidarom. Wow, nice, you got Cheese Clover. O. Kartais, žiūrėkit, jūs būkit prisijungę, nes kartais gali atsirasti tokių free. Tai aš taip gavau Class Coin. Nežinau, kas yra Class Coin, tai... Va. Klasės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 klasės. Nigga. What the fuck? Nigga. I like this. Bala aš galiu turėti. Bet va. Kas užnesa jis turi Spear. Tai užnesavo. Jesus. Net nežinojau, kad gali turėti klasę taip. Free klasės netgi. Active. Switch. Čia yra viena iš mano mėgstamiausių klasių. Nelabai patariu gauti, bet jin gerai yra. Numeti čiuvuką. Numeti čiuvuką. Pasakiau. Mesk čiuvasilę. Va. Aš turiu palaikyti gyvus, bet kai surinkiu maksimum, jis nori antrą skillą. Aš kai visi sukombainę, čia tik vieną čiuvą aš gavau. Tai jie... ir abu didelis čiuvas. Jo, žinau, šis vidis šūdas. Pakol kas dabar žaidžiu su Candy Barbarian, nes tai yra mano viena iš mėgstamiausių klasių. Pasimeldžiu. Tai yra viena iš mėgstamiausių klasių, nes antrą skillą dar nesurakinau, bet tikrai patariu, jeigu pradėkite su Candy Barbarian, jis yra vienas iš mano mėgstamesnių, Fight Trickser, Knight, aš čia dar mano mėgstamas, ir Tomb Raider. Aišku, dar Drakolytė yra mano mėgstamas. Drakolytė, patariu pradėti gal su Drakolytė, bet nieko gyvų nepradėkit su Neo Ninja. Čia prasčiausia klasė, kurią galite pasirinkti. Tiesiog šudina. Visi sako, čia šudiniausia klasė žaidime iš viso. Tai niekas bliam man net nenori. Taigi, video matau kaip ir eina į pabaigą, taigi tiesiog aptarsime su heiteriais. Heiteriai, dinkit nuo channel, nepatink, nežiūrėkit, pašal. Taigi, va, apie heiterius pakalbėjom, dabar apie game'ą. Geras games. Iš Steam'o siūsis jis nemokamas yra Steam'as ir iš Steam'o jis irgi nemokamas. Viskas nemokama čia. Darysiu Black Ops 3 video toliau. Bliamba, kodėl aš rekomenduoju. Nerekomenduoju, reklamuoju. Taigi visiems davai, iki...